Sveiki žiūrovai, vėl eilinis vakaras, vėl po darbo ir toliau tobulinam mūsų dirbtuvėlės. O patobulėjo man tiek, kad atsirado pas mus štai ir rankena. Nieko ypatingo, tiesiog ilgesnį varžtą paėmiau ir turėjau tokį nuo šezlongo. Tai lygiai tas pats kitoj pusėje. Galiu reguliuotis, prisiveršti ir nusistatyti aukštį, kokio noriu. Betgi šiandien čia nebereikalo irgi susirinkom, ne? Padirbėsim. O ką padirbėsim? Pasinaudosim mūsų 5,5 mm grąžtų. Vamzdis prakiūra. Tai kaip dabar vandenį pilti tokį vamzdį? Ne, čia ne vamzdis, čia karnyzo gabalas, kuris išsigrėžiau skylės vienam krašte, kitam krašte. Nebijokim, skylės visiškai išcentruotos, yra statmenos ir lygiagrečios vienoj pusėj ir kitoj pusėj. Viskas matuota su gulščiuku. Štai mūsų stalas. Irgi stovi lygiai. Grąžtas taip pat vertikalus pagrindui. Viskas nėra čia ko bijot. Viskas čia yra gerai. Dirbam su metalu, tai pirštinės būtinas. Ir kągi mes čia konstruojam, kaip jūs galvojat? Ar atspėsit? Reikalingas vienas toks vamsdelis. Štai kitas. Čia jau 2 skylės. Kažkam. Dar ir 3. Vienam gale jau nėra nieko. Nėra, taip. Tada mums reikalingi tokie 6 mm varžtai. Taip. Toliau ir ką radau. Štai tokia nuo baldų likusi koja. Čia buvo lovos vidurys, man atrodo, kad vidurys neįduptų su matrasu. Tai tokia būdavo koja, išsisuka, galvoju, kągi čia su jie nuveikus. Ir kai ką sugalvojau, žiūrėkit, kaip mes darom. O jeigu mes, pavyzdžiui, statom taip, skylės atitinka, dedam taip, jau kažkas tai gaunasi. O jeigu šitą dedam taip, jau mes lankstom, jau robotas, ar ne kažkoks tai. Gaunasi ranka, ar ne taip? Pabandom, susisukam. Rankena, ne? Kas čia, presas? Ne presas. Čia trūksta kažko, ar taip? Tuoj bus ir čia. Aš dabargi jau aiškiau. Da niek neaišku. Galima ir šitai. Unku jum panašu. Palaukit, dar vieną kartą. Gal dabar jau aišku, ne? Vis tiek ne. O jeigu mes šitų kringelį pastatom čia? Dabar kitas reikalas, ne? O dabar susirankiojam iš atliekų. Tvirtinimas. Varžtas. Nupjoviau, Buvo per ilgas, teko pjauti. Nesvarbu. Tada, žinot kas čia. Kažkur voliojosi nuo kažkokio štatyvo, telefonai laikiklis arba GoPro kamerai. Toks pats riegis, toks pat varžtas. O ne? Dar kažko trūksta. Reikia, kadgi mums kažkas sukiotųsi čia. Čia buvo kažkoks tai monitoriaus laikiklis. Štai čia atsisuka. Galvelę kraipo. Taip.
atskris dar, tupės dar ir galvelė, taip, nesakysiu. Po to YouTube'as mane čia užpypins dar. Ane, Vytauta? Žinau, Vytauta. Turiu omeny bitplakį, čia taip, kaip čia pasakyti, čia ne konsolė, niekas, truputį neįdomu. Bet truputį kantrybės ten yra pas mane dar tokių užuomasgų naujesniem projektėliam, tai kantrybė, viskas bus, man čia reikia tik tai susitvarkyti, pasidaryti ir tada viskas bus. Tai kur mes baigiam? Žiūrėkit, čia yra skylutė. Čia galima. Taip, jau prisisukam. Taip, dedam smartfoną. Taip, HD. Štai, puikiai. Šitą čia. Hop. Tada, hop, varžtą čia. Prisukam. Taip, kaip čia man dabar? Šitaip, ne? Šitaip ir tas šitaip. Čia netgi su rankom galima, tik tai, kad... Ir kas čia bus? Matot, kas čia gaunasi? Visom kryptim, visais galais galvelė sukiojasi taip, galvelė sukiojasi taip. Ar ne? Kaip čia buvęs? Toliau prie šitą dar kitas niuansas. Konstruojam, tai konstruojam iki galo. Paimam kitą tokį. Hopt, čia hopt ir mikroskopas. Hopt. Ir visaip kaip visais galais, ar ne? Tai čia sugalvosim eigoj, kaip jį pritvirtinti, gal kažką spausdinti reikės, bet čia kaip čia buvęs, ar ne? Tai ką, negaištam laiko, prisisukam rankeną. Skylas pasdirbau jau, dabar čia dėsim medvarščiakus, ir prisuksma šitų visų galvų. Ir ko pasakys ta pasaka. Tik dabar šitą reikia prisitvirtinti man visą koją ir tada prisisukti. Bet šiaip tai virtas kaip... Dabar tai jau tikrai su visų spintelai, jeigu kris jau tai su viskuo. Tai ir viskas. Mes galim lankstyti jį. Kaip tik norim. Atsukti kaip tik norim. Kur norim. Hop. Ir štai galutinis vaizdas, kaip atrodo. Štai. Štai ir pasigaminom. Visiškai iš atliekų nereikėjo nieko pirkti. Visiškai už dyką. Štai toksai štatyvukas. Gal jisai šiek tiek žemai stovi, man reikėtų ten truputį nusipjauti sriegio ir truputį paaukštinti jį. Bet šiaip tai viskas yra gerai, telefoną išlaiko, kompaktiškas, susideda, kai nereikia. Čia šitą galim nukabinti, laikiklį. Štai, vietos neužima, baigiam darbą, sustumėm ir viskas. Tai ką, atleiskit, kad jau toks trumpas video, labai greitai aš jį pasigaminau, taigi lauksim turbūt dar įdomesnių projektėlių. Kol kas tiek, iki pasimatymo ir ačiū, kad žiūrėjot.